Labadiena, mėly klausytojai. Atsiprašome už trumpą vėlavimą dėl techninių trikdžių. Sveiki atvykę į nekilnojamojo turto fondo FTN Real Estate Fund pristatymą investuotojams apie naujų akcijų emisiją, kuri vyks iki gruodžio 6 dienos. Išgirsite FTN vykdomojo direktoriaus Lietuvoje Laurino Žilinsko pristatymą, po kurio vyks klausimų ir atsakymų sesija. Esu Emilija iš Nasdaq Vilnius ir moderuosiu šios dienos renginį ir raginu pateikti klausimus Q&A skiltyje apačioje. Taip pat informuoju, kad seminaras bus įrašomas ir bus pasiekiamas Nasdaq Baltic YouTube kanale. Taigi perduodu žodį Laurinai. Ačiū, sveiki visi. Tai ir pradėkim. Apie ką mes šnekam? Mes šnekam apie FTN Real Estate Fund, tai yra šiandien didžiausio komercinio nekilnojamo turto fondo veikiančio Baltijos šalyse naują akcijų emisiją. Trumpai apie fondą, tai fondas yra investuojantis į išvystytus pinigų srautą generuojančius nekilnojamo turto objektus. Kodėl mes tai darom dabar? Po kelių metų ramaus periodo dėl nepalankių sąlygų investicijas buvome sustabdę, o dabar grįžtame prie to standartinio modelio, kai per akcijų emisiją pritraukiame lėšas ir skiriame jas naujiems įsigijimams. Matome dabar palankės sąlygas rinkoje, visų pirma dėl mažėjančių Euriboro palūkanų ir didelės konkurencijos tarp komercinių bankų, kurių nekilnojamo turto portfeliai amortizuojasi ir gauname žymiai geresnius pasiūlymus negu prieš keletą metų maržų prasme. Tai mažina finansavimo sąnaudas ir žinoma didina pajamingumą mūsų investicijų ir taip pat matome ženkliai pasikoregavusius pardavėjų lūkesčius, matome ir priverstinių pardavimų. Porą metų buvus sustojus praktiškai sandorių rinką, tikrai atvedė korekciją į pardavėjų lūkesčius ir visas tas sąlygas sudėjus, matom, kad laikas yra tinkamas metas naujiems įsigijimams. Tai ką reikia pabrėžti, kad tai yra lėšos skirtos tik naujiems įsigijimams, esamas portfelis yra sudarytas iš 35 objektų 3 Baltijos šalyse. Tai yra stabilus pinigų srautą generuojantis komercinio turto objektai, tai yra prekybos centrai, biurai, logistika, viešbučiai, globos namai. Turime didelį užimtumą, kaip tokio dydžio portfelį, sakyčiau, netgi sveika, tik tai 3,5% vakanciją ir turime viso to pasekoje stabilius rezultatus per visus, pradedant COVID-ų, karais ir išaugusių skolinimosi kaštų laikotarpius mokėjome stabilius dividendus, kurie sudarė vidurkis apie 5%. Ir apie patį akcijų siūlymą trumpai, tai yra išskirtinai naujiems įsigijimams skirtas kapitalas, 7 milijonai iš visos emisijos bus skirti jau esamiem sutartiems sandoriams užbaigti, o likusi dalis taikiniams, kurių taip pat matome nemažai šiuo metu rinkoje. Kalbant apie rinką, čia iliustracija to, ką jau minėjau, matome stipriai išaugusius pajamingumus, yldus komercinio objektų palei segmentus. Korekcija yra ženkli ir kai mes ją sudedame su sparčiau negu tikėtas krentančio Euribor, tai mes matome ženkliai augančią grąžą investuotojams. Ne? Kitaip sakant, mes jaučiame, kad esame komercinio NT sandorių rinkos dugne. Kaimyninėse rinkose matom, kad tas dugnas jau buvo pasiektas ir rinka pradėjo kilti, kadangi matom, kaip koreliuoja mūsų rinka su Skandinavijos ir Lenkijos šalių rinkomis, tai dabar matom, kad yra geriausias metas pildyti savo portfelį. Čia iliustracija, kaip atrodome šalia Skandinavijos. Matome, kad 21 buvo geriausi metai abiejose rinkose, po to rinkos leidosi ir šiemet jau matom, kad Skandinavija yra atšokusi po didelių problemų praėjusiais metais. Ta pati žinome ir apie Lenkiją, kur visas užsienio kapitalas, kaip ir iš mūsų rinkos dabar buvo pasitraukęs ir šiuo metu jau aktyviai grįžta. Pas mus to dar nėra, dėl to galime
džiaugtis tikrai palankiom darybiniam pozicijom įsigijant naujus objektus. Apie patį fondą kalbant, tai fondas yra įsteigtas 15 metais, šiandien jo vertė yra 370 milijonų eurų, 35 nekilnojamo turto objektai per visas 3 Baltijos šalis, stabili veikla, beveik 30 milijonų grinųjų pajamų ir 26 milijonai EBITDA, labai maža vakancija, tik 3,5%. Tai yra mažmeniniams pagrindę investuotojams skirtas fondas ir šiandien jų turime daugiau negu 6700, bet turbūt verta paminėti, kad tame tarpe turime ir institucinių investuotojų, pensijų fondų, tokių kaip LHV, ir didelę dalį investuoto kapitalo yra investavę patys FTN steigėjai ir partneriai, tai sudaro apie 36% visos fondo nuosavos dalies. Žiūrint į diversifikaciją tiek pagal sektorius, tiek pagal šalis, gerai diversifikuotas portfelis, prekybinės patalpos sudaro daugiau negu trečdalį, logistika irgi panašiai, tada ketvirtį fondo sudaro biurai, globos namų segmentas kol kas tik tai Estijoje, bet matom ir Lietuvoje, ir Latvijoje didelį potencialą plėsti šitą sektorių. Ir taip pat vienas viešbutis. Kalbant apie šalis, Estija sudaro didelę dalį, bet tai yra dėl istorinių aplinkybių, kadangi šitas fondas buvo sujungtas su pačiu pirmu FTN fondu įkurtu 2008 metais. Šitas fondas pradėjo investicijas Latvijoje 2013 ir Lietuvoje 2015 ir kaip matot per tą laiką į šitas dvi šalis išsiplėtė beveik pasivydamas Estiją. Tai tendencija, kurią matome, kad Lietuvos Latvijos dalis tikrai turėtų didėti ir tas Estijos dalis skėstis, žiūrint į ateitį. Truputį skaičių apie patį portfelį ir jo struktūrą. Tai turbūt pagrindiniai indikatoriai yra apatinėje eilutėje. Čia matome bendrą portfelio kvadratūrą, kuri praktiškai prilygsta portfelio vertei, tai yra apie 1000 eurų į kvadratinį metrą. Tai reiškia, kad portfelis yra labai konservatyviai įvertintas, taip sakykime, undervalued, kas suteikia papildomo patikimumo ir ilgalaikę prasme tikrai didelio vertės augimo potencialo. Mes visą turtą vertiname nepriklausomus vertintojus 2 kart metuose ir taip yra nustatoma ta grynoji vertė. Tai aišku, jinai koregavosi augant skolinimuose kaštam ir sustojus rinkai, kad perspektyvos, kad vertės augs dėl šitų dviejų faktorių pasikeitimo yra pakankamai išreikštos. Tada tiesioginis pajamingumas yra 8%, tai tikrai aukštas lygis. Dažnai mūsų kolegos konkurentai negali pasigirti tokio aukštų pajamingumų. Taip pat, aišku, užimtumas, kurį jau minėjau, daugiau negu 4 metai vidutinis nenutraukiamas nuomos sutarčių terminas, taip pat yra praktiškai lygus naujai pasirašomų sutarčių vidurkių 5 metų. Ir paskutinis svarbus dalykas, tai yra užskolinimas. Tik tai 40%, tai yra labai konservatyvu. Fondas griežtai skolinasi tik tai bankinių finansavimų įsigydamas objektus. Turi griežtą apribojimą nesiskolinti daugiau negu 65% įsigyjant turtus. Paprastai tai svyruoja tarp 50-60 ir niekada virš bankinio finansavimo nededame sluoksnio obligacijų finansavimo. Tai yra griežta politika mūsų vidinė. Skolintis konservatyviai. Toliau apie struktūrą. Dėkinga yra tai, kad neturime priklausomybės nuo vieno didelio objekto ar vieno didelio nuomininko. Portfelis yra labai gerai išskaidytas ir diversifikuotas tiek per šalis, tiek pagal segmentus. Tarp nuomininkų matosi, kad gerai žinomi vardai dominuoja. Kalbant apie pačius objektus, didžiausias objektas, pavyzdžiui, yra prekybos centras Saulės miestas Šiauliuose, pirmas
įsigijimas fondo 15 metais, tai iliustracijai galiu pasakyti, kad įsigytas jis buvo už 26 milijonus eurų, o grynosios pajamos šiemet sudarys netoli 3,5 milijono eurų. Tai reiškia, kad tas pelningumas, paimingumas jo yra palei 13%. Tai yra tikrai dideli skaičiai kaip komercinio NT. Ką reikia pabrėžti, kad fondas yra neterminuotas, taip vadinamas evergreen, tai mes niekada neturime spaudimo parduoti objektus. Norime tik plėsti portfelį, tikslas yra jį išauginti iki milijardo eurų. Ir tai gal paaiškina, kodėl atrodo toks nelikvidus daiktas tokiame mažame mieste, kur tikrai būtų labai sunku parduoti, mums yra idealus pirkinys. Saulės miestas yra geriausias prekybos centras, 100 000 gyventojų mieste ir generuoja dvigubai didesnę grąžą negu labai gražus naujas ofisas Konstitucijos prospekte. Tai mes turime prabangą tikrai investuoti į tokius daiktus ir turėti stabilų srautą ir aukštą pajamingumą. Čia galima bus vėliau pasižiūrėti šiek tiek vizualinės medžiagos, kaip atrodo mūsų objektai. Apie fondo rezultatus, tai vėlgi, ką matom, tai yra stabilumas, tiek grynųjų pajamų, tiek epidos, stabilus ir nedidelis augimas net per visus rinkos sunkumus. Aukštas užimtumo lygis, sakyčiau, 3,5% yra tikrai sveika vakancija padedanti tinkamai rotuoti nuomininkus ir taip auginti objektų vertės. Nuolatinis portfelio augimas, kaip minėjau, neparduodame turtų, o tik tai pildome portfelį. Čia kas matosi 22-23 metų, tai yra susijungimas dviejų fondų, praktiškai padvigubinęs vertę, padidinęs tuo pat metu ir likvidumą. Ir aišku, užskolinimas, tai matome, kad labai saugus rodikliai, paskolų aptarnavimo rodiklis 1,7, kai tas bankinė riba yra 1,2, tai čia turime tikrai pakankamai erdvės saugiai operuoti ir plėsti tą portfelį. Apie prekybą, tai matome, kad nuo pat listingavimo pradžios augo tiek bendra vertė, tiek dividendai buvo stabiliai mokami. Šiandien akcijos yra siūlomos už 19 eurų, kai grynoji vertė viršyje 20 eurų per akciją. Dar verta paminėti, kad apyvarta istoriškai sudarė apie 7 milijonus eurų per metus, tai vertinant tai, kad didieji investuotojai, tai yra pensijų fondai ir FTN steigėjai, nedalyvavo biržos apyvartoje, tai yra mažmeninės dalies apyvarta, tai tikrai rodo gerą likvidumą šitų akcijų. Ir dar apačioje dešinėje matote nepriklausomų vertintojų įvertį, tai LHV vertina 20 eurų, tai yra beveik 5% daugiau negu akcijų siūlymo kaina. Enlight Research dar didesnį diapazoną duoda nuo 20,5 iki 24,5 eurų. 19 eurų akcijų kainos siūlymas buvo nustatytas pagal paskutinių 60 dienų prekybos kainos biržoje vidurkį. Tai tokiu principu. Čia, kad suprasti apie FTN struktūrą, tai FTN Capital yra fondų valdymo bendrovė, šiuo metu valdantis 7 nekilnojamo turto fondus. Ir vienas iš jų yra FTN Real Estate Fund, šiuo metu didžiausias komercinio NT fondas Baltijos šalyse. Ir būtent jo akcijų emisija yra platinama. Ir kaip minėjau, 36% nuosavybės priklauso FTN Capital steigėjams. Čia yra pagrindinė komanda, tai žmonės, kurie dirba nuo įkūrimo arba vėliau prisijungia, tokie kaip aš, paskutinis 15 metais. Tai verta pažymėti, kad komanda aktyviai dalyvauja, pilnai turbūt dalyvauja, reikia sakyti, fondo veikloje nuo pat
įsigijamų objektų identifikavimo, sandorių struktūrizavimo, pačio įsigijimo ir toliau nuolatinio valdymo ir grąžos optimizavimo ir kelimo akcininkams. Baltijos šalyse turime 60 specialistų komandą vidinę, kurie kasdien rūpinasi viso portfelio kokybę. Na ir apie patį akcijų siūlymą. Tai jis yra prasidėjęs ir vyks iki šios savaitės pabaigos. Jis yra platinamas Nasdaq Baltic pagrindinėme sąraše. Pasirašymo kaina yra 19 eurų. Planuojama išleisti nuo 1 milijono iki 1,5 milijono akcijų. Tai būtų pritraukti nuo 19 iki 28,5 milijonų eurų lėšų. Išskirtinai naujiems įsigijimams 7 milijonai iš jų jau yra užkontraktuoti. Tai yra 2 visiškai nauji logistikos objektai Taline su ilgalaikiam nuomos sutartim 10 metų. Na ir likusi dalis tikrai taip konservatyviai vertinant, manau, kad būtų įdarbinta per ateinančius pusę metų pagal tų pasiūlymų kiekį ir kokybę, kokius juos dabar gaunam iš rinkos. Tai turbūt tiek trumpai. Gal galėčiau atsakyti klausimus. Taip, tai ačiū už pristatymą. Perėsime prie klausimų ir atsakymų dalies. Ir pirmas klausimas, kurį turime, tai yra kokios tikitės grąžos. Taip, tai kalbant apie grąžą, kaip ir minėjau, stabiliai mokėjome 5 procentų dividendus, tą planuojame daryti ir šiemet. Preliminariais skaičiavimais tai turėtų būti 1 euras akcijai, kai akcijos įsigijimas yra 19 eurų. O dėka paskolų amortizacijos, nuomos kainų indeksacijos ir tokienų verčių kilimo, taip viduje planuojame, kad bendra grąža turėtų sudaryti apie 15 procentų. Toks yra mūsų vidinis matymas. Mes matėme tokią tendenciją iki prasidedant COVID-ui, kai rinka buvo stabili. Dabar matome, kad rinka yra nusileidusi, tai tikėtina, kad rinka atsigaunant ir grįžtant aktyvumui tai yra pasiekiami rodikliai. Taip pat turime klausimą, ar fondas prekiaujamas biržoje ir kokia kaina šiuo metu? Taip, fondas prekiaujamas biržoje. Kaina yra panašiai į emisijos, jinai svyruoja. Tai ta prekyba visada buvo ir bus, čia toks yra fondo principas. Manau, tuo jis yra patrauklus investuotojams, kad nėra kažkokio privalomo laiko termino laikymo, o nuolat galima prekiauti pagal poreikį. Taip, ačiū. Ir sekantis klausimas, kaip įsigyti? Tai įsigyti galima per praktiškai visus Lietuvoje veikiančius komercinius bankus, turint vertybinių popierių sąskaitą. Gal reikia tik paminėti, kad pagal tos banko reikalavimus yra privaloma užpildyti klausimyną. Tai ten svarbu nepabijoti ir skirti šiek tiek laiko, kad atitikti tos reikalavimus. Taip pat dar paminėsiu, kad Nasdaq Baltic puslapyje galite rasti narių sąrašą, kurie prekiauja būtent Lietuvos akcijomis ir ne tik Baltijos akcijomis. Taip, ir sekantis klausimas yra, ar grąža, kurią minite, yra po valdymo ir sėkmės mokesčių? Taip, vienareikšmiškai taip. Sėkmės mokesčiai ir valdymo mokesčiai yra minusuoti. Sėkmės mokesčių tai nėra ką minusuoti. Taip, sekantis klausimas yra, ar SPO išleidžiamos akcijos jau dabar prekiaujamos biržoje? Ne, jos dabar neprekiaujamos biržoje ir dabar jau suklysti, bet berods paskutinę metų dieną jomis galima bus prekiauti, kai jos bus įsigytos. Ačiū. Ir sekantis klausimas būtų, kokius tikslus esate užsibrėžę įvertinti šios akcijų emisijos sėkmei? Tikslai turbūt yra nurodyti emisijos dydyje. Tai jeigu mes tos dydžius pasieksim, tai sakysim, kad emisija yra tikrai labai sėkminga, žinant tą sulėtėjusi NT susidomėjimą NT dalimi rinkos, ne? O šiaip apie
žvelgiant į priekį, tai tikrai matom daug potencialo, turim ambicijų, tai čia tikrai yra ne paskutinė mūsų emisija. Mes taip tokiu principu auginome šitą fondą ir iki tol, tik skirtumas tas, kad tos emisijos buvo istoriškai leidžiamos Estijoje, bet dabar, kai matome, kad vis daugiau įsigijimų darome ir Latvijoje, ir Estijoje, ir Lietuvoje, atsiprašau, tai natūraliai atėjome ir su pristatymu mūsų vietinėje Lietuvos rinkoje, už kurią aš atsakingas, ir ateityje tikrai tą kartosim. Tokiu principu šitas fondas bus auginamas. Taip ir sekantis klausimas, kokią įtaką šią akcijų emisiją gali padaryti ateityje finansavimo gavimui? O finansavimo gavimui turbūt jokios įtakos, nes mes finansuojame išskirtinai objektus, kuriuos įsigijame. Tai yra fondas kaip vienetas nesiskolina. Yra finansuojami tik tai objektai, kaip minėjau, ten yra riba 65% nuo įsigymo turto vertės ir tai yra vienintelis finansavimas, kurį šitas fondas gali turėti. Tai kažkokios įtakos tos naujos akcijos šitą emisiją negali turėti finansavimui. Tai yra tiesiog papildomos nuosavos lėšos, kurios bus skirtos įsigyti objektus, juos kartu finansuojantis ir bankuose. Taip, ačiū. Ir taip pat klausimas, ar išleidžiamos naujos akcijos yra tos pačios, kurios yra šiuo metu kotiruojamos biržoje? Tos pačios, tai, taip, jos, kai bus išleistos, jos taps tos pačios, taip. Ir galbūt pabaigai, kaip akcijų emisija paveiks pagrindinius fondo veiklos rodiklius, tokius kaip grynojo turto vertė ir pajamingumas? Tai vėlgi labiausiai paveiks šitos rodiklius naujai įsigijimai. Tai kol tos lėšos nebus įdarbintos, tai grynoji vertė tik jų dydžių ir padidės. Bet kai už jas bus įsigijimi nauji objektai, tai natūraliai ir vertė proporcingai augs ir pajamingumas didės, nes tos lėšos bus įdarbintos. Tai pritraukus lėšas ir jų neišleidus, rodikliai turėtų nesikeisti. Jas išleidus, rodikliai gerės. Taip, tai ačiū labai. Šiuo metu neturime daugiau klausimų. Tad sakysiu ačiū Nasdaq Vilnius vardu ir FTN Real Estate Fund vardu. Ačiū už pristatymą. Pristatymo įrašas bus Nasdaq Baltic YouTube kanale. Ir taip pat, jei turėsite klausimų, raginu susisiekti su Laurynu bei FTN komanda. Visada prašom. Tai ačiū, gražios dienos. Dėkui, visą geriausią.